teisę įsinešti iš mūsų laidos. Ačiū Dievui, atėjai prizą. Taigi, palydėkime juos plojimais. Būrys, lygiuot! Štai šitas duris. Nenueik Donaldą, nenueik Donaldas. Taip, šitas duris. Paskutinis išbandymas ir sėkmės visiems. Prašau. Atsargiai! Budėk, broli. Vis budžiu. Budėk, sesė. Budėk, broli. Budim. Kas, vėl netaip. Budėk. 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 Budžiu. Budėk. Budėk. Sėskit, vėluojat. Sėskit, greitai. Neturim daug laiko. Taip. Mūsų Lietuvos tunto susirinkimas, tai yra tuntininkų susirinkimas. Taip? Taip. Dėl vėluojat. Tuntinomės. Tuntininkas. Negerai. Žodžiu taip, po paskutinės sueigos yra suvestos išvados ir mūsų organizacija yra blogai. Vadinkim reikalus savo vardais, tai yra tais vardais. Palaukit, nuleidžiam. Yra blogai. Kas blogai? Sisiot noriu. Ne. Ne tai. Organizacijai blogai. Mūsų tuntai mažėja. Narių vis mažiau. Suprantat? Suprantam. Supranti? Taip. Atrodo, kaip suprastum. Aha. Taip. Ką daryti? Šo. Keisti organizacijos pavadinimą iš tuntininkų į pavadinimą blogai. Blogai? Ką manot? Manom gerai. Manot, kad yra gerai. Supratau. Gerai, yra konkretus klausimai. Tai yra klausimai. Konkretus klausimai. Apranga. Taip, artėja žiema. Tai yra jau visai ne už kalnų. Ką darysim? Taip, eiti į mišką negalime. Taip? Taip. Šiuolaikinis jaunimas nepasirašys. Taip? Ką darom? Nu, aš kaip iš Afrikos galiu pasakyti, keiliukai gerai būtų. Kas? Keiliukai. Kailiukai. Keiliukai. 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 Keliukai? Keiliukai. Tokie keiliukai. Tokie Keliukai. Aha, gerai, keliukai. Kailiukai. keiliukai. Kailiukai. Keiliukai. Keiliukai. Gerai, keiliukai. Gerai, prašau. Sisiot noriu. Nereikia. Šitą nereikia. Tik ką atėjom, susirinkom. Taip, dėmesio. Kitas klausimas. Mūsų šūkis budėk. Taip? Vis budžiu. Taip. Šiuolaikiniam jaunimui netinka, jau atsibodė, neveikia. Ką reikėtų pakeisti? Ką mes pakeisim? Kokie pasiūlymai? Pabudome. Pabudome ir kelkimės. Ir eikime ir tinkintis. Pabudome ir kelkimės. Pabudome ir kelkimės. Ir blogai. Pabudome ir kelkimės. Bet ar čia šiuolaikiška? Nu, čia kaip jau tuntintis. Šiuolaikiška prasme. Gerai. Dabar girdėjau, broli. Tu esi sugalvojęs kažkokią naują pramogą. Rišti mazgus. Nebeįdomu. Nebeįdomu. Kuo daugiau tualetų pastatyti reikia prie mūsų stovyklavičių. Išleiskit jūs jį. Bėg. Gerai. Naujų pramogų. Tu esi irgi sugalvojęs kažkokią naują pramogą. Kokią naują pramogą galėtum pasiūlyti šiuolaikiniam jaunimui, kad kuo daugiau ateitų į mūsų organizaciją? Pokeris. Kas? Fokeris. Fokeris? Fokeris. Grįžai. Su virve. Fokeris. Reikia paimti virvę ir... Parodyk, kaip čia reikia. Va, ar paimi virvę? Žiūrėkit. Fokeris! Fokeris! Ne fokeris, o pipitas. Fokeris! Bet nėra kitaip blogai? Ne, nėra blogai. Viskas yra labai gerai. Bet reikia, kad būtų geriau. Nes mes norim, kad mūsų būtų kuo daugiau. Taip! Ką norėjai pasakyti? Tuntinamės! Taip, naujos pramogos. Mes ką tik kalbėjom, kol tu buvai išbėgęs. Žubuvai sugalvojęs naują pramogą ir jaunimas tavo tunta ateina vis dėlto. Žvaigždžių stebėjimas ir tuntavimas jų pavadinimų pirmųjų raidžių. Ką tai reiškia? Geriau būtum nesisiot. Tai paaiškink, kaip reikėtų daryti, arba apmokink, kad visi tuntai Lietuvos galėtų tai daryti. Atsigulom ant nugarų, gulim, pamatom, kaip praeina debesis vieną žvaigždę ir pasakom, kokią žinom raidę. D, kas pirmas pasako, sustato raidę. Ir kita sako P ir iš to sudedam žvaigždės pavadinimą ir bus mūsų žvaigždės, pagal kurias galėsim vaikščioti po kalnus. Mūsų gretos rėkėja, galiu pasakyti. Geras vaikas, geras. Bet trūksta tautiškumo.
Tautiškumo trūksta. Taip, šiuolaikinis jaunimas netautiškas. Tu pasiūlei... Aš siūliau užsidėti visiems sijonus. Liaudiškus. Taip. Nes aš neįlendu į šortus. O tu siūlei išsiskutinėti Gediminaičių stulpus ant galvos, taip? Ir čia irgi. Ir čia irgi. Ką čia? Kryžiukus tos. Kryžiukus? Ar stulpus? Ne, stulpai čia kryžiukai. O tai ką dar galėtumėt pasiūlyti, nes jeigu, pavyzdžiui, kas nors nenorės nusiskusti, bet ateina, sako, aš nenoriu. Mes jį patiuntinsim, jis norės. Ja? Patiuntinsim. Gerai. Dar vienas klausimas buvo. Pagarbos atidavimas. Mes dabar kaip duodam pagarbą? Labai nepatogiai. Taip, kol atrandam tos pirštus, kol ką... Vakaruose, kitose šalyse sugalvota yra taip. Jo, bet mūsų šalyje tai nepraeis. Aš žinau, kaip atiduoti pagarbą. Yra geriausia, nes mano draugas mokė mane, kaip atiduoti pagarbas ir jis išradėjęs pagarbų atidavimo. Tai... Broli. Gerai, o bet čia vyriškas? Čia vyriškas. Ar moteriškas? Tik tai vyriškas. O moteriškas? Moteriški. Jis žino. Tu parodyk, nes aš parodyčiau. Moterišką parodyk. Ne, taip. Tai man atrodo, mums pats laikas išmokti, kad mes visus galėtume pamokinti. Pamokinkite ir mes visi išmoksime. Arba išvaryti lengviau moteris iš grupės mūsų. Kaip aš turiu daryti? Kaip tai reikia daryti? Nu? Ai. Dabar greitai padarom. Ir... Kažkas naujo, labai gerai. Ir dar galim pilvai susimušti, labai smagu būna man. Pilvais nereikia dėmesio. Gerai, dabar perkime prie praktikos. Tavo tiuntas yra dabar vienintelis Lietuvoje, kuris labai auga. Nes aš labai protingas. Taip. Ir aš girdėjau, kad tu sugalvojai naują būdą, kaip reikia žygiuoti. Taip. Lėtai, kuo lėčiau. Nes mes kažkur visi skubam, o galima gėti normaliai. Va, čia žygiavimo būdas? Taip, iki mašinos, paskui tegul vežioja. Arba iki autobuso. Taip, ir dar mes norime įtraukti olimpinių žaidynių programą, sinchroninis žygiavimas. Pavyzdžiui. Kai žygiuoja dviese. Bet tai ar čia žygiavimas? O tai kas čia? Tai jūs galvojat, jaunimui čia patiks taip vaikščioti atsistojus, susikabinus? Taip, jaunimui patiks. Nes kada nesusikabinam, pasimeta ir aš dar siūlyčiau, kada nuo mūsų nuklysta veikėjas mūsų dalyvis, naują susisiekimo būdą, kad miškas net kartuotų aido, pats gali su burna kartuoti aidą ir jis geriau išgirsta. Pavyzdžiui. Ir visus taip išmokti. O kaip čia pritaikyti visiems? Pasibučiuot. Jo. Ką? Ir perduot. Gerai. Dabar reikia sugalvoti kokią nors naują skautų dainą. Tokią dainą, kuri įkvėptų, uždegtų ir visus pakviestų. Užlaužė dobilas Ramunė ant šieno pokreto. Ramunė sako, aš neskaukiau, jis vis vien prie jos. Tai manau, kad reikia dar tą saliutą duoti tą. Kągi, sėdam. Ai, tiesiog, dar, atsiprašau, jūs savo vardus susigalvoję esate, taip? Pavarom. Vardus. Jepis. Aš dabar, Birutė. Kad slapčiau būtų. Kaip tas tavo tuntas susikaupia, jeigu tu Birutės vardu vadiniesi? Tėvelis, aš iš tikrųjų, Birutė tai yra vyriškas vardas. Tai čia, gerai, negildėjom toliau? Tunčius. Kas? Tunčius. Tunčius. Taip. Šešta. Jepis. O jūsų tuntų pavadinimai? Jompa. Jumpipė. Trečias. Ketvirtas. O, nežinau, kaip čia bus. Birutė. Birutė. Na kągi, belieka mus paploti labai garsiai, paploti